Sveiki prisijungę prie mano tokio pirmojo naujo video. Tai treniruotės būtent jums, kurią pateiksiu, kurią galite daryti bet kur, bet kuriam pasaulio užkampį. Šiuo atveju aš esu sodyboje, turiu tik kilimėlį ir šiek tiek pasinaudosiu tuo, kas čia yra. Parodysiu, kaip tai galima padaryti. Tai sėdmenų treniruotė bus tik su kūno svoriu ir sudarys 5 pratimai. Viską parodysiu iš eilės, kaip ką daryti, kiek pakartojimų. Ir viską galėsite daryti ratu, po 2-3 ratus maždaug aš parodysiu vieną ratą ir paskui jūs galėsite, jeigu kas, atsisukti video iš naujo ir pakartoti antrą ir trečiąjį kartą. Taip pat prieš treniruotę visada apšilkite. Šiuo atveju apšilimo nerodysiu, nes čia ne apie tai, bet jeigu jūs nežinote, kaip atlikti apšilimą, aš turiu Instagram'e metęs video, kaip galima apšilti. Taip pat, jeigu vis tiek nežinote, kaip tai padaryti ar nerandate mano video kažkokiu tai būdu, komentuokite, galbūt galėsiu aš jums sukurti atskirą YouTube video, kaip padaryti tinkamą apšilimą prieš treniruotę. Taip, pirmas pratimas, nuo kurio pradėsime, tai yra pritupimas ant vienos kojas ir nereikės pistols skvoto daryti. Tai bus paprastas pritupimas, kaip pavyzdžiui, parodysiu, kaip šiaip galima nustatyti savo standartinę pritupimo plotį. Atsistoju dubens plotį. Esu dubens ploties, pėda žiūri tiesiai, kelias klubas irgi tiesiai, vieno linijai, 45 laipsniai, sulyginu vėl kulnų su pėdų priekiu, dar kartą pėdas 5 laipsnius šalis. Čia standartiškai nežinantiems savo ploto pritupimų padėtis. Ir aš kai tupiu, išlaikau žvilgsnį visai ką tiesų. Kadangi mes akcentuosime sėdmenis, tai mes turėsime pasilenkti į priekį per klubą šiek tiek. Reiškia, tolygiai proporcingai ir mano žingsnis pasilenkia. Kad nebūtų taip, kad mano kaklas per daug nusileidžia žemyn arba per daug eina aukštyn. Mano visas stuburas turi būti tiesioj padėty. Vos, labai minimaliai, šiek tiek pasuku dubenį pasaim, šiek tiek, vos. Ir kitas momentas, stumiu sėdmenis atgal ir tada atlieku lenkimą per kelius. Mano korpusas yra įtemptas, tupiu į apačią, pilnai masėje galiu, pauzę ir atkylu. Iš šono per klubus lenkiuosi, lenkiu kelius, į apačią, pauzę, atkylu. Pilnai užlokinti, tai yra ištiesti kelių mums nereikia, mes akcentuosime sėdmenis. Tai čia bus antras pratimas. Tai pirmas pratimas, ant vienos kojos pritupimas, pasidėsiu koją, viskas vyks dubens plotė, tai va, pasidedu koją dubens plotė, vėlgi įsitikinu, kad mano klubas, kelias, pėda yra vienoj linijai. Ir mano pėdos visi taškai, 3, kulnas, padikaulis, nykštys turi būti kontakte su žemė ir taip pat visas kraštas, pėdos turi būti taip pat ant žemės. Tai reiškia, neperkeliu kojas nei čia, nei čia. Kita koja man yra reikalinga tik tam, kad turėčiau atramą, kad nenukryščiau. Nes čia nes pistols skvotas, kur tiesiog bandau tūpti į apačią vienos kojos, bet čia yra atrama, tokia pagalba jums, kad jūs galėtume atlikti veiksmą. Tai jeigu dar nežinote, kaip korpusą įtempti, tai dedame pirštus ant pilvo, šiek tiek įstumiam vidų ir bandau svoru įstumti pirštus laukan. Ir taip gaunasi, kad mano korpusas įsijungia darbą. Aš jį laikau aktyvų, aš vis dar galiu kvėpuoti. Ir va, ką darau, pilnai nelenkiu kelių į priekį, o kaip tik stumiu sėdmenis atgal, gaunasi, kad susilenkiu per klubą. Šitą koją tik tiek, kad būtų vos atpaiduota, kad realiai galiu bet kada atkeltų. Va, aš visą svorį laikau ant šitos kojas. Tai va, pasidedu tiesiog, kad nenukrist, stumiu sėdmenis atgal, stumiu, kiek eina maksimaliai, mano kelias visiškai praktiškai nieko nedaro, jis neina į priekį, pauzė, 1, 2 ir vėl einu į apačią, įkvėpiu orą per nosį, per burną, vėl 3 ir dabar padarome vienai kojai 10 kartų. 4, 5. Kai man jau labai sunku darosi, nebeistoviu, šiek tiek ant tos kojos galiu perkelti svorį, bet šiaip stengiuosi kuo minimaliau. Įkvėpiam per nosį. Pauzė per burną. Jeigu mano multitaskas neapgauna, buvo 10 kartų. Tada perkeliu visą svorį ant kitos kojas. Kitą koją vėl pasistatau kaip atramą. Ir vėl stumiu sėdmenis atgal.
1. 2. Kai viską susistatote į vietas, turite tiesiog jausti viską sėdmenyse. Bet jeigu per daug lenksim kelį į priekį, viską perims keturgalvis. Kalbėdamas pamečiau skaičių, bet tarkim 9 ir 10. Jau jaučiu pampą, tai realiai atsikvėpiam kokią 15-20 sekundžių ir iš karto einam į pritūpimą. Pritūpimo padėtį jums rodžiau pradžioje, kaip ją atsimatuoti. Na ir jeigu žinote savo pritūpimo padėtį individualiai, atsistokite į savo pritūpimo padėtį ir viskas taip pat, kuo labiau mes lenksimės per klubą, tai yra per šitas vietas, tuo daugiau mūsų veiks sėdmenis. Jeigu aš per daug stumsiu kelius į priekį, labiau perims mano šlaunis visą darbą. Tai dabar vėl įtempiam korpusą. Keliai eina į šalis. Vėlgi aš visai žiūriu, kad mano kelis ir pėda būtų vienoje linijoje. Tai pėdas į šalis pakreipiu tam, kad mano šlaunikaulis turėtų daugiau erdvės eiti šoną ir padaryti išorinę rotaciją. Ir mano būtent toj duobėj, kur yra šlaunikaulio sąnarys, atsirastų daugiau vietos, va aš galiu taip įtūpti. Ir pasilenkiu va per klubus, pauzę ir vėl leidžiuosi į apačią, per nosį įkvėpiu orą ir tai 15 kartų. Visa pėda turi būti kontakte su žemė, kaip prieš tai pasakiau. Per nosį įkvepiam ir per burną. Dar 5. 4. 3. 2. Ir dar 1. Op, padarom. Duodam savo atsikvėpti minutę laiko. Na, o jeigu jums labai sunku, pavargote, galite individualiai savo pasirinkti laiką, ar tai 2 minutės, 3, pilnai atsikvėpti ir pereiti prie trečiojo pratimo. Maždaug apie minutę praėjo ir dabar naudosimės sieną. Taigi, reikės nuo sienos maždaug išties koją, o padedu ją į priekį ir pradedam visą laiką veiksmą nuo silpnesnės pusės. Tai mano yra šiuo atveju dešinė. Uždedu kitą koją ant sienos, pilnai kontakte su siena, kad būtų. Ir prilinkiu kelį labiau. Kitas momentas, įstikinu, kad vėlgi viskas yra mano dubens plote. Ir dabar įtempiam korpusą, prilinkiam kelį ir išlaikydami tiesų žvilgsnį, tiesią nugarą, lenkiamės per klubą. Jeigu nežinote, kaip lenktis per klubą, lenkitės per nugarą, tai įsivaizduokite, kad už jūsų yra atidarytas stalčius ir jūs bandate sėdmenis pastumti, kad bum, uždaryti jį. Tai mes bandome per klubą max, kiek eina susilenkti. 1, 2, op, atkylu. Jeigu yra momentas, kad jums per daug dvigalvis jaučiasi, dar labiau sulenkit kelią ir panašiai kaip tam pritūpimą, kur darėm. Op. Ir padarome 10 kartų vienai kojai. Visai, kad leidžiamės į apačią įkvepiam. Jau dega pilin kaip. Kai viską sustatot į kontaktą, tiesiog didžiulė įtampa atsiras.
šelį ką darau, tai su pėda stengiuosi maksimaliai stumti žemę, visą svorį perkelt ant jos. Galinę koją tiesiog įrėminu, kad jinai būtų kontakte. Ir vėl prie sienos, hop, koją ištiesiu, pasistatau, kitą koją ant sienos, pasižiūriu, aha, dubens plotis, prilenkiu kelį, įtempiu korpusą, tiesia laikysena, tiesia žvilgsnis ir lenkiuos per klubą. Kam sunku šitą veiksmą atlikti, kaip sakiau, stumkit daugiau sėdmenis atgal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padarome kiekvienai kojai po 10 kartų. Vėl pailsim apie minutę, 2, arba tiek, kiek jums reikia. Ir periname prie kito pratimo. Kad pailsime, jau perėsime ant kilimėlio, kad kilimėlis nebūtų apleistas ir apdulkėjęs. Tai atliksime dubens kėlimo po vieną koją. Kam per sunku, be abejo atliksite abiem kojam tiesiog. Tai viskas yra dubens padėty, klubas kelis pėdą tiesiai žiūri ir iškeliu koją aukštyn. Maks kiek galiu, palenkiu pėdą šiek tiek į save, kad pėda būtų visiškai horizontalioj padėty. Taip, lyg kažkas ateitų ir uždėtų stiklinę vandens ir jos neturėtumėte išpilti. Ir aš, kai kelsiu dubenį, aš turėsiu mėginti koją stumti aukštyn. Dar vienas momentas yra, judesys rodysiu taip, ir vienas momentas yra, jeigu jūs jaučiate dvigalvį, galimai jūsų koja yra per toli. Jeigu jaučiate keturgalvį, jūsų koja yra sulenkta per arti. Turėtų būti maždaug apie 90 laipsnių. Dabar nelabai matau, vadovausiu savo pojūčiu, kaip pristatyti kūną. Ir pradėsiu nuo dešinės pusės, savo silpnesnės, iškeliu koją. Ranką galite laikyti čia. Kas norite biškį lengviau, support ant žemės, nes aš paskui galiu šiek tiek su rankom savo padėti. Ir op, leidžiu, pilnai nepadedu dubens ir op. Ir taip 10 kartų. Va, tik per klubą. Realiai tolygiai kūnas leidžiasi. Op, tolygiai visas kūnas kyla. Jei neklystu 5, 6, 7. Čia jums gali tempti, viskas normalu. Jeigu neįnate kojas išlaikyti, laikykite čia labiau. 8, 9, 10. Viskas stengiuosi maksimaliai kiek įmanoma įtempti, laikyti kūną aktyvų. Dėl to natūralu, kad aš drebu. Nes aš noriu iš pratimo pasiimti kuo daugiau efekto savo, bet ne kuo daugiau atlikti pakartojimų. Nes mano tikslas yra, kad ir tos 10 atliks, bet kiek įmanoma efektyviau. Padarėme po 10 kartų, pailsime, perėsime prie 5 pratimo. Dar vienas dalykas, tai kodėl aš buvau šiek tiek pasilenkęs į priekį. Kuomet aš pasilenkiu į priekį, mano šonkauliai leidžiasi žemyn. Jie, kitaip sakant, artėja link mano dubens. Kuomet jie artėja link mano dubens, reiškia, mano presas įsijungia, nes jis būtent tą fleksiją ir atlieka. Mano presas tada yra aktyvesnis, nesu visiškai maksus lenkęs, bet tik šiek tiek atkėlęs galvą ir laikau presą įtemptą. Realiai man belieka tik per klubą viską atlikinėti. Dėl kvėpavimo, tai kaip girdit, stengiuosi garsiai kvėpuoti. Ne tik dėl jūsų, bet ir dėl savęs. Bet iš mano kvėpavimo labai aiškiai girdisi, kur aš įkvepiu ir kur aš iškvepiu orą. Tai išpūtimas eina į viršų, įkvėpimas į apačią per nosį, vėl į viršų. Ir galui 5 pratimas yra sudėtingesnis. Čia pratimas, kuris reikalauja tiesiog geros sėdmenų aktyvacijos, bet jisai nėra labai didelės amplitudės pratimas.
Dėl to, jeigu neįs kojas atkelt nuo žemės, čia tiesiog yra šiek tiek raumens tvirtumo trūkumas, bet tai yra išlavinama. Mėginkit, darykit, kol vieną kartą atkelsit nuo žemės. Bandau oro neprarasti. Žodžiu, aš dabar atsigulsiu ant pilvo. Mano kojas yra tiesios. Rankas susilenkiu kaktos aukštį ir kaktą pasidėsiu ant jų. Kuomet darysiu pratimą, toks tipsas, biškutį su pačiom rankom, dilbiais, alkūnėm spaudžiu stipriai į žemę. Taip lik, norėčiau va taip atsispirti viršų, bet aš to nepadarau. Sulenkiu silpnesnę koją taip, kad jinai pėdos vidurys maždaug būtų ties mano kairės kojos keliu. Ir viskas labai paprasta, įtempiu maksimaliai koją, su rankom, kaip sakiau, žemę. Op, keliu aukštyn, leidžiu į apačią. 10 kartų. Padarome, iškart keičiame kitą koją, nebent labai smarkiai reikia jums atsikvėpti, atsikvėpkit. Ir vėl darome. Kuomet baigiame pratimą, pailsim, atsikvėpiam, galime, kadangi čia buvo pirmas ratas užbaigtas, tarp ratų galime pilnai atsistatyti, jeigu reikia. O jeigu norite šiokio tokio intensyvumo, porą minučių ir kartuojate antrą bei trečią ratą. Jeigu pirmą kartą darote šią treniruotę ir jums yra gana sunku, jums pilnai užteks ir tokio vieno rato, ateičiai paskui galite daryti antrą ratą, tarkim, per pus mažiau pakartojimų, paskui antrą ratą pilnai visus pakartojimus ir tas pats su 3. Pilnai va tokiai gerai treniruotė atlikti namų sąlygomis porą maždaug kartų per savaitę, galima ir 3. Labai padės jums gerai sutvirtinti sėdmenų raumenis ir palaikyti esamą galbūt formą, jeigu jūs sportuojate salėje, bet sakykime vasarą ateina ir jūs keliaujate, nelabai einate į sporto klubą, norite sportuoti namuose, bet nežinote kaip. Tai čia labai yra gera treniruotė palaikyti būtent tą visą aktyvaciją, tonusą ir raumens tvirtumą. Tai va. Taip pat padarę treniruotę, nepamirškite prasitempti. Tempimų irgi turiu daug Instagrame įmetęs video, bet vėlgi, jeigu yra poreikis, tam yra komentarai, komentuokite, nes jūsų įsitraukimas man tikrai daug reiškia. Ir taip pat pasako, kad jums įdomu ir jūs norite daugiau kontento iš manęs. Ir taip pat dar vienas dalykas, jeigu jums skauda kaklą, nugarą, pečius, klubus, kelius, čiurnas, aš turiu pasileidęs savo svetainę egidijussenzelis.lt. Šiai dienai joje yra viena prenumerata, kuri apima 3 kategorijas. Tai yra pečių mankštos, stuburo mankštos ir kojų mankštos. Ir kiekviena šių kategorijų turi po 4 lygius. Nuo lengviausio iki sunkesnio, nesunkiausio, nes dar tų lygių bus pildysis ir panašiai. Tai jeigu norite, galite prenumeruoti. Linkas bus numestas į descriptioną. Ir prenumerata nėra brangi, kaip standartinė, realiai viena asmeninė treniruotė, 25 € mėnesiui, tai prenumeravę jūs gaunate prieigą prie visų prenumeratų. Ir jeigu jums patiks, matysiu, kad atsiranda prenumeratorių, viskas tvarkoja, atliekate mankštas, geri atsiliepimai, tikrai jų daugės, turėdamas galimybę jas ir atnaujinsiu. Ir taip pat ateičiai dar laukia daug kitų planų su svetaine, kur įmesiu dar daugiau visokių programų, treniruočių ir panašiai, panašių kaip tokias ir taip toliau. Tai va, tai jeigu jums patiko, spauskite patinka, prenumeruokite, palikite komentarą, man įdomi jūsų nuomonė, jeigu išbandėte šią treniruotę, kaip jums jautės ir panašiai. Na ir ką, lauksiu jūsų idėjų, pasiūlymų,
po kurios galėsiu toliau jums sukurti sekančią galbūt į treniruotę, duoti kažkokią tai patarimą ar šiaip kažkokią tai sukurti vlogą. Tai va, dėkui jums ir iki sekančio karto. Iki.